Kiek aš pats save atsimenu nuo vaikystės, turbūt nesugebėjau nė dienos praleisti ko nors nekurdamas ar nefantazuodamas. Net aš visada kažkaip galvodavau, kad visas pasaulis, kuriame mes esame, yra skirtas ne tai, kad jį persmastyti, bet kurti ir perkurti. Ir neišvengiamai ta aplinka, kurioje gyvenu, keliauju, susitinku, liūdžiu ir džiaugiuosi, veikia mane. Ir neišvengiamai jausmai, kuriuos mes patiriam kaip žmonės, dažnai negali rasti savo tinkamų žodžių. Todėl meno kūryba yra kaip tik ta vieta, kur žodžių nebereikia, kur jauti ir atrodo visai kitokio dažniu pradedi kvėpuoti. Mano bakalauro studijos yra dailininko grafiko. Vėliau užbaigiau meno teoriją ir nuo 2000 metų ypatingai pradėjau domėtis kompiuteriu ir kompiuteriniu menu. Mačiau visko, kaip keitėsi elektroninės medijos, kaip keitėsi vaizdavimo tradicijos, tendencijos, kaip tai, kas buvo uždebis, pagaliau tapo visiems priimtina ir suprantama. Ir štai jau ne vieneri metai, kai aš neįsižadėdamas skaitmeninės kūrybos be abejo, bet pasukau prie to, kas buvo mano kūrybos pradžioje, prie analoginės medijos. Niekada neturėjau tiek drąsos tapyti kaip dabar. Tikriausiai reikėjo tiek visko išbandyti, tiek toli nueiti, kad atrasčiau spalvą ir potipį naujai, kitaip, netgi stebinančiai mane patį. Ir netgi atrasti savyje drąsos, kad palikus vieną ar kitą potėpį ir netgi matant spalvų kontrastą, pasakyti savo, o kodėlgi ne, argi tai negali būti. Ir kas man pasakys, kad taip negali būti. Negalėčiau pasakyti, kad mano drobės yra grynai tapybos. Ten yra ir piešinio, ten yra ir kažkas, kas labiau būdinga grafikai nei tapybai. Nuo savęs nepabėgsi. Taip ir gaunasi, kad mano paroda apjungia ir tapybą, ir grafiką, ir tarsi formuoja dialogą tarp skirtingų medijų. Man turbūt įdomiausia prabilti į mano kūrinių žiūrovą, iki galo nepasakius visko. Žinot, kaip baltų eilių eilėraštyje. Atrodo paprasta, atrodo keista, bet tik nuvalęs pagrindinį kūrinio paviršių, supranti, kad tai, ką jau įsivaizdavai suvokęs, vis tik tai nėra pakankama. Ir man pačiam visada abstrakčioji kūryba yra ta, kuri provokuoja nuvalyti kiekvieną kartą paviršių, bet kokio autoriaus kūrinį žiūrint. Ir galvoti, o kasgi slypi po to visų pasakų. Tad aš ir kviečiu jus į Kėdainius apsilankyti ir pažiūrėti mano kūrinių ir pabandyti su manim kartu nuvalyti paviršių. Ir tikėtina, gal jūs atrasite kažką, kas bus ne apie mane, ne apie tapybą, bet galbūt apie jūs.